Labą dieną. Šiandien turim 150 užsiėmimą. Praeitą kartą kalbėjome apie karo padarinius ir Versalio taiką. Šį kartą pakalbėsime apie mokslo ir technikos pažangą XIX amžiaus pradžioje, XX amžiaus pradžioje, tame laikotarpyje. Pirmiausiai apie pasiekimus biologijoje ir medicinoje. Taigi sparti kapitalizmo raida skatino gamtos mokslų plėtotę. Pagrindiniu XIX amžiaus biologijos uždaviniu tapo gyvų organizmų sandaros bendrumo nustatymas. 1839 metais Teodoras Švanas sukūrė vieną svarbiausių biologijos teorijų. Tai yra, įrodė, kad visi gyvi organizmai sudaryti iš ląstelių. 1859 metais pasirodė svarbiausias Čarlzo Darvino veikalas kabutėse rūšių atsiradimas, kuriame autorius pagrindė evoliucijos teoriją. Mokslininkas paneigė pažiūras apie gamtos nekintamumą ir įrodė, kad organizmų rūšys kinta. Darvinas teigė, kad kovodami dėl būvio išlieka tie organizmai, kurie geriausiai prisitaiko prie aplinkos. Darvino teorijų plėtrai buvo svarbūs čekų Augustinų vienuolio Gregoro Mendelio darbai. Jis, sukryžminęs 22 veislių žirnius, įrodė paveldimumo esmę. Mokslininkas aiškino, kad kryžminamų individų savybės nesusilieja ir neišnyksta, bet atskirais genais yra perduodamos palikuonims. 1866 metais Mendelis paskelbė paveldimumo teoriją, tačiau to meto visuomenė šią teoriją nesusidomėjo. Tik 20 amžiaus pradžioje kitiems mokslininkams patvirtinus Mendelio išvadas buvo įsitikinta, kad jo dėsniai apie paveldimumą davė pradžią genetikos mokslui. Daugelis mokslininkų padarė svarbių medicinos atradimų. 17 amžiui Antonijo Levenhukas per mikroskopą pamatė smulkiuosius organizmus, tai yra mikrobus. O 19 amžiui buvo žengtas dar vienas didelis žingsnis medicinos srityje. Prancūzų chemikas ir mikrobiologas Louis Pasteuras pagrindė medicininę mikrobiologiją. Jis galutinai įrodė, kad daugelį užkrečiamų ligų sukelia bakterijos esančios ore. Pasteuras atrado skiepus nuo juodligės, pasiutligės, taip pat pasterizavimą. Kaitindamas pieną ir alų pastebėjo, jog taip sunaikinami žalingi mikrobai. Medicininės mikrobiologijos srityje daug nusipelnė ir vokiečių gydytojas Kochas. Jis atrado tuberkuliozę sukeliančią bakteriją, kuri buvo pavadinta Kocho lazdele. Kocho pastangomis buvo atrastas choleros sukėlėjas. Anglų chirurgas Joseph Listeris, remdamasis Pasteuro darbais, suprato, kad žaizdų pūliavimą ir kraujo išplėtimą sukelia gyvi mikroorganizmai.
Jis pirmasis medicinos praktikoje, norėdamas išvengti infekcijos, pradėjo kaitinti chirurginius instrumentus, patalpas dezinfekuoti karbolio rūgštimi. Po šių atradimų sumažėjo žmonių mirtingumas, pailgėjo vidutinė gyvenimo trukmė. Apie chemijos ir fizikos raidą. Chemijos ir fizikos tyrinėjimai padėjo pagrindus svarbiems praktinės reikšmės atradimams. Žymių chemikų pastangomis buvo atrasta ir ištirta dauguma cheminių elementų. Prancūzų chemikas Antoinas Lavoisier paneigė klaidingą flogistono teoriją. 17–18 amžiuose buvo manoma, kad kūnai dega dėl juose esančios ypatingos medžiagos flogistono. Jis įrodė, kad su degančiais kūnais jungiasi deguonis. Lavoisier kartu su Laplasu pirmą kartą susintetino vandenį, tai yra sujungė deguonį su vandeniliu. 1803 metais anglų chemikas ir fizikas Džonas Daltonas suformulavo ir pagrindė atominę medžiagos sandaros teoriją. Jis įrodė, kad kiekvieno cheminio elemento atomai yra vienodi, tačiau vieni nuo kitų skiriasi mase. Daugelis chemikų bandė susisteminti visus cheminius elementus, tačiau tai pavyko padaryti rusų mokslininkui Dmitrijui Mendelejevui. 1869 metais Mendelejevas atrado periodinį cheminių elementų dėsnį ir sudarė periodinę elementų sistemą. Cheminiai elementai buvo suklasifikuoti pagal jų atomines mases, nustatytas elementų tarpusavio ryšys ir numatytas dar neatrastų elementų buvimas bei jų savybės. XIX amžiui reikšmingi atradimai buvo padaryti fizikos moksle. Sustiprėjo fizikos ir technikos tarpusavio sąveika. Anglų fizikas Michaelas Faradėjus atrado elektromagnetinės indukcijos dėsnį. Tai padėjo sukurti elektros generatorius. Ir tapo tolesnio elektrotechnikos plėtojimo pagrindu. Tas Džeimsas Maksvelis 1864 metais sukūrė elektromagnetinio lauko teoriją ir įrodė, kad šviesa, tai yra elektromagnetinės bangos, sklindančios baigtiniu greičiu. Po Maksvelio eksperimentų optika ir elektromagnetizmas tapo viena visuma. 1895 metais vokiečių mokslininkas Vilhelmas Rengenas atrado spindulius, kurie galėjo prasiskverbti per įvairias medžiagas ir pavadino juos X spinduliais. Dar tais pačiais metais Rentgeno spinduliai buvo pritaikyti medicinoje. 1896 metais prancūzų mokslininkas Henri Bekerelis atrado urano radioaktyvųjį spinduliavimą, kurį Marija Sklodowska-Curie pavadino radioaktyvumu. Anglų fizikas Joseph Thomsonas 1897 metais atrado elektroną, o jo tėvynainis Ernestas Rezerfordas bandymais įrodė, kad atomas yra sudarytas iš branduolio ir elektronų. Mažųjų dalelių ir jų savybių atradimai padėjo pagrindus šiuolaikiniai fizikai. Tikrą perversmą fizikos moksle sukėlė Alberto Einšteino 1905 metais paskelbta specialioji reliatyvumo teorija,
kuri pakeitė nusistovėjusį požiūrį į laiką ir erdvę, aprašė kūnų judėjimą greičiais artimais šviesos greičiui. Reliatyvumo teorija turėjo milžinišką įtaką ne tik fizikai, bet ir filosofijai, kultūrai. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie pasiekimus biologijoje ir medicinoje. Kokią reikšmę biologijos mokslo raidai turėjo Darvino knyga Kabutėse rūšių atsiradimas? Kokie XIX amžiaus svarbūs žmonijai atradimai buvo padaryti medicinos srityje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie chemijos ir fizikos raidą. Kurie fizikos mokslo atradimai buvo greitai pritaikyti praktikoje? Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.